Jeigu aš nekursiu geros energijos, aš neturėsiu piniguose gausos automatiškai. Jeigu aš neturiu gausos, reiškia, aš daug ko negaliu nupirkti. Jeigu aš negaliu kažko nupirkti ir duoti, tada aš jaučiuosi blogai. Aš tada negaliu vesti vaiko į privatų darželį, aš negaliu jam skirti 5 būrelių per mėnesį, aš negaliu skirti jam logopedijos, kuri jį lavintų ir darytų protingesnį, aš negaliu važiuoti į tas pačias šventes, krikštynas vienas, krikštynas antras ir taip toliau, nes visur reikia pinigų. Čia yra pinigai, telefonas pinigai, selfie LSV pinigai, apyrankės pinigai, laikrodis, stalas, kur sėdžiu, išlaikymas manęs yra viskas yra matuojama pinigais. Ir kaip jūs save nuteiksis dienoje, taip jūs uždirbsite ir pinigus. Neuždirba žmonės pinigų, kurie yra nususę, kaip čia pasakyti, paniūrė, nieko nenoriu, vis sėdėsiu namie, sudėsiu rankas, jie nieko ir nenori, jie tik eina per darbo pokalbius, įsidarbina keliom dienom ir žiūri jau 3 dieną jie net nebeateina. Arba tokių yra, kurie užsirašo darbo pokalbį ir sugeba į jį net neateiti. Jūs įsivaizduojat, iki kokio lygio yra žmonių ir jiems yra jau virš 20 metų. Yra tokių žmonių. Tai tie žmonės yra ne pavyzdžiai. Žmonės yra pavyzdžiai, kurie motyvuoja save, sugeba motyvuoti kitus ir dar ačiū Dievui, kad tokie žmonės turi vaikus ir vaikus taip pat augins pozityviai. Kad jūs, kaip būdama močiutė arba senelis, jūs būtumėt įdomus savo vaikams ir savo anūkams. Kad jūsų vaikai išsižioja klausytų, o ne kai atvažiuotų klausytų jūsų bėdų, kaip jums skauda koja, kaip jūs negalit pragyventi iš pensijos, kaip kaip vaikelis sunku, kaip tu senai pas mane buvai. Kai tokie žmonės užauga pozityvus, jie netgi sugeba atsiriboti nuo tėvų, nes jie nenori tos blogos energijos. Todėl aš jums rekomenduoju nuoširdžiai pradėti galvoti apie savo ateitį logiškai, nes jūs turite vaikų arba turėsite, tie vaikai turės dar anūkus. Ar jūs norite, kad jūsų vaikai dar po 20 metų suvoks, kad jo tėvai yra nuobodus, pas jūs neapsimoka važiuoti, jie ištisai verkia ir taip toliau. Čia mums nuo tėvų dar lygiai yra toks dalykas pasirūpinti, duoti tėvam, nupirkti, nepamiršti gimtadienio, o kaip čia bus, jeigu pas mamą nenuvažiuosiu, o ką mama pagalvos. Bet palaukit, mes važiuojame taip į priekį, kad jau dabartiniai tokie kaip mes, jeigu mūsų mama sunervavo, mes galim padėti ragelį. Jeigu mama blogą nuotaiką mums kūrė, mes galim pas ją nenuvažiuoti. Įsivaizduokit, kokie bus mūsų vaikai. Jeigu mūsų vaikai dar labiau eis meditacijos keliu, jūs galite būti tiesiog nebeįdomus. Todėl, kad jūs patys netobulėsite, o vaikas galbūt jūsų tikrai ištobulės ir supras, kur jiem nėra faina būti. Ir jie pasirinks tikrai teisingai. Tai kaip ir mes, kurie medituojam, kurie sportuojam, kurie renkamės gerą gyvenimo būdą, mes šiai dienai renkamės, kur pabūti galim ilgiau ir kur mums yra gera. Pavyzdžiui, aš tikrai esu labai daug žmonių atsisakiusi, pažįstamų, ale draugų, su kuriais nebendrauti, su kuriais man tiesiog nėra tikslo bendrauti ir man tai nekuria nei pozityvo, nei kažkokios, negaliu pasakyti pridėtinės vertės. Tai nebūtina gauti žmogaus pridėtinę vertę, bet tu turi jaustis prie jo labai gerai, bet jeigu tu taip nesijauti, tai kam tau žmogus šalia reikalingas? Ypač jeigu tu tai pajunti tada, kada tau atsitinka bėda, ar tas žmogus apskritai atsiranda tavo gyvenime. Tai va čia irgi reikia užduoti klausimą ir pagalvoti. Tai žinokit, labai gerai susimastykit, ar neatėjo tas laikas, kada jūs galite pradėti savo gyvenimą vesti truputėlį kitaip. Vesti su gera energija, su geru užsipumpavimu ryte ir nuėjimu miegoti vakare. Mano vyras, kai mes pradėjome gyventi kartu, jisai nesportavo. Jam nelabai ir patiko sportas. Tiesiog, nepatikdavo. Bet aš jį realiai priverčiau. Aš jam parodžiau, kaip yra faina. Man dabar man tai nereikia sakyti, kad eik ant elipsinio pasportuok. Man jam nereikia sakyti. Iki tokio lygio tai atsitiko, kad jisai pats nusipirko į garažą, pasistatė savo ten tas staklės, tuos visus, kaip ten tą štangą ir taip toliau, ir taip toliau. Aš vakar važiuoju iš darbo, sakau, aš toj atvažiuosiu. Tai gerai, tu kai atvažiuosi Oskarą, tada aš paguldysiu ir aš eisiu pasportuoti. Man nereikia vyrui sakyti.
Aš tuo metu, kai mes susipažinom, kad man kas nors tai pasakytų, kad mano vyras eis tiesiog pats sportuoti. Dėl to, kad aš užkrėčiau, jisai mato, kad jo žmona yra 33 metai. Jis stengiasi dėl savo išvaizdos. Tai kodėl pačiam nepasistengti? Mes einam į kavinę, pavyzdžiui, jisai žino, kad jisai prie manęs karbonado kažkokio tai nevalgys apkepto su ten tešlomi. Jis tiesiog nevalgys tokio dalyko. Nes man tai nepatiks ir tai nėra apskritai gerai. Jisai žino, kad mes valgysime kartu kažką. Tai ten jisai jautieną kažkokią, tai aš ten salotas ir taip toliau. Nes tiesiog tai yra gyvenimo įprotis. Ir kartais, ir tai yra netgi gerai, kad bent vienas žmogus pradeda tą dalyką daryti šeimoje, kitas pradeda atkartoti, nes jisai pajunta, faina ryte atsikelti, išsivirti, pavyzdžiui, man 2 kiaušiniai, jam 3 ir Oskaras dar suvalgo su mum kartu. Virta kiaušinį, bet to geltono trinio, aišku, nemėgsta jisai. Tai įsivaizduokit, tai užkrečia tiesiog, tavo artimą žmogų užkrečia. Ir tai fun, žiauri fun. Tai aš rekomenduoju bent kažkuriam pradėti šeimoje tai daryti. O vaikai tai tiesiog atkartoja. Faktas, mažiem vaikam valgyti ten kažkokias tai jūrų gyrybės, buratas, ten kažką kavinėse salotas yra sudėtinga. Faktas, kad vaikui labiau patinka nagetsai. Mano Oskaras nagetsų suvalgo, bulvytės, tai taip, ačiū Dievui, nelabai ir patinka jam. Nežinau kodėl, bet ir gerai. Bet kažkokie tai tie gėrimai, kas tikrai galima pakeisti į sultis. Dabar iš vis mes, jeigu yra restorane spaustų sultis, tai mums spausta sultis ir jisai jų dar nedaug išgeria, nes jos jam rūgščios, tai pasakom, kitokių nėra. Tiesiog tu visą laiką mastai logiškai, kaip tą dalyką gali išversti truputėlį kitaip. Tai va, ir visai neblogai sekasi.